Tai treneri labai permainingos rungtynės ir iš tikrųjų pabaiga atrodė gana džiuginanti ir fanai, ir sirgaliai užsivedė, ir pati komanda, bet gal nuo pradžių, kaip viskas prasidėjo ir kokia buvo rungtynių eiga jūsų nuomonė? Jo, žinant mūsų situaciją su pergalėmis šį sezoną, kurios dar neturim, tai žinojom, koks yra varžovas atvažiuoja ir kad mes prieš tą varžovą turim nusiteikti maksimaliai ir tai pavyko padaryti ir pirmam kėliny prikūrėm tiek momentų įmušti, tiesiog nerealizavome ir, sakyčiau, komanda žaidė puikiai namuose ir ta prasme taip jau nežaidėm kokį mėnesį ar pusantro, namuose turiu omeny ir tiesiog pritrūko sėkmės įmušti ir, sakykime, 8 minučių atkarpa antram kėliny realiai nužudė rungtynės, bet irgi vėl tie įvarčiai tiesiog varžovai taip pataikė į tokias vietas, kur tiesiog jiems sekėsi įmušti labai gerai. Taip, jeigu būtų mums sekėsi lygiai taip pat kaip jiems, tai būtų rezultatas visai kita pusė. Tiesiog rungtynės šiek tiek nepaėjo į mūsų pusę tą mažą atkarpą. Mes, mano gal, buvom geresni už varžovus šiandien ir tai buvo tikrai džiugu ir ačiū vyrams už kovą iki pat galo, kur nenuleido rankų ant trečiam kėliny ir įmušė įvarčius ir tikrai užkūrėm dar tokią intrigą pačiam gale, kur galbūt būtume ir sulyginę. Tai tokias rungtynes reikia žaisti namuose visą laiką, kad atėjęs žiūrovas, mūsų fanas, mūsų gerbėjai visi matytų kovą nuo pirmos iki paskutinės minutės ir tai, dėl ko mes čia renkamės ir dėl ko mes žaidžiam. O truputį galbūt paklausiu apie žaidimą turint pranašumą ir turbūt šiek tiek apmaudu, kad turėjote 2 kartus žaidžiant 5-3 ir nepavyko įmušti. Kaip manot, kas lėmė? Ar tai varžovas labai gerai sužaidė tas atkarpas, ar kažkaip jūs neteisingai išsidėstėt, ar galbūt kažko neįvykdėt? Tiesiog nebuvo užbaigimo, viską darė teisingai, žaidinėjo Ritulį labai gerai, tiesiog nebuvo to žaidėjo, kuris užbaigtų tą mūsų derinį ir įmuštų į vartus. Taip, metimai buvo, bet jie nebuvo tokie killeriai, kad tiesiog nuspręstų. Visą kitą aš tiesiog neturiu prie daugumos ką ir pasakyti, tikrai viskas vyko sklandžiai, taip kaip mes planavom, kalbėjom, o nepavyko įmušti, labai gaila. O rungtynių sąraše nebuvo Artūro Pavliukovo, ar tai kažkokia trauma yra, ar tiesiog šiandien negalėjo? Jisai susirgo. Jam temperatūra 2 dienas ir tikėjomės, kad atsigaus, bet ne. O trečiadienį laukia principinis mačas prieš Elektrėnų Energiją ir manot, galima viską, kas vyko šiandien gero, pasimti ten ir ten kovoti dėl taškų? Tai realiai pasimti reikėtų viską, apartas 8 minutės antram kėlinyje, kur mes kažkur nepadėjom lazdos į tinkamą vietą, neperėmėm perdavimo į vieną vietą, ten buvo tiesiog tokios mažos detalės, kur mes turim tas mažas detalės ištaisyti ir nusivežti trečiadienį į Elektrėnus ir žaisti. Ačiū, sėkmės. Ačiū.